tas irgi pasakymas, kad gali suskilti socdemų partija, tai jinai tokia, nu, partijos aplamai, pažiūrėkit, ir yra TS LKD sąjunga, ne? Tai yra daug tokių leftistų ten pririndę, bet ir yra tas krikščionių demokratų sparnas, tas tipo tradicionalistų, dešiniųjų nacionalistų. Taip pat ir socdemai, tai tas ta amplitudė yra gan didelė tenai tų ideologinių pažiūrų tarp jų. Aišku, vyresni yra labiau tradicionalistai, o tie jaunieji, nu tai socdemai visam pasauliu yra už žaliąjį kursą, už lyčių lygybę, refugees welcome, tai čia nieko nuostabaus. Tai yra tas, vat, neaišku, ten kiek ant kiek, bet trintis tikrai yra ir kada skilimas gali būti tikrai taip. Ir, nu, pažiūrėkim, kad ir pavyzdį Amerikos Respublikonų partija, kuriai dabar, nu, kaip ir Trumpas yra jų prezidentas nuo Respublikonų. Tai ten irgi yra dalis tų karo vanagų ir to vadinamo Deep State atstovų ir dalis yra Make America Great Again. Tai irgi nėra vienalytės tos partijos. Taip ir pas mus yra, kur dalis va tos daugumos pakabinti, kurie sakys taip, kaip liepia šitie vat, naujieji maršistai ir gatvė, kuri yra kontroliuojama, aišku, ne iš Seimo. Tai čia kaip ir normalus procesas vyksta toksai, bet kai žinome tie dabartinė opozicija, tas LKD, nu, jie yra užvaldę praktiškai visas sferas valstybės, tai yra ir saugumas, ir kariuomenė, ir žiniasklaida, ir tie patys šauliai ir kiti, taip kad pas juos svertai yra daug didesni ir matom dabar, kad ir jau patriarchas pasakė, kad čia nenormalu, kas vyksta, reikia priešlaikinių rinkimų. Tai va tas valtis ir supama, kad padaryti va tą tokį neapibrėžtumą valstybėje, nes nu, mes domimės politiką ir kas ten yra kas. Žmonės žino, va, yra Seimas, jie mato Seime bardaką. Jiem nesvarbu, kas tą bardaką daro, bet jie mato, kad yra cirkas. Tai jie neskiria, kas ten iš kokios partijos. Jie mato tai kaip vieną vienetą. Ir kaip pasakys, reikia iš ankstinių, jo sakys, reikia tą cirką vyt lauk. Visus vyt, nu, žmonės yra tokie, jie mėgsta juodą arba baltą, arba geras, arba blogas, viskas. Ir labai lengvai bus prastumti visą tai, jeigu sugalvos tos padaryti iš ankstinius rinkimus, nes žmonės mato, visuose miestuose protestuoja, jaunimas eina gatves, visi nepatenkinti, nu ir užkrečia visus kitus. Taip kad aš manau, kad jie žaidžia puikią partiją, pralaimėję, atgrinai kelia kipišą, parodo, kad valdžia yra neįgali, skatina visas tas nesąmonės ir tos ir balionus, ir sienų uždarimus, kas nu žmonės vargina. Nu ir ateis laikas, labai panašu, kad kažkas rengiama kitais metais būtent aplink sausio 13 ir žiūrėsim, nes nu tikrai situacija yra ne kažką, sakyčiau, tiem patiems ir socdemams, kurie nu visiškai neturi nei energijos ir nei noro, nes nu supranta, kad gali kalti per juos pačius. Nu aš kai dar tik tai paskyrė Ruginienę kaip kandidatė į premjerą. Nu visi tie bebrai yra susitepę. Tai va šitą tokią labiausiai švarę iškišo, sako, va, jinai bus dabar mūsų premjerė. Nors nu visiškai yra naujokė politiko ir ką jai pasako, ten ir daro visas nesąmonė. Tai mano būtų tokia analizė esamų įvykių. Nemanau, kad socdemai eina sąmoningai į kažkokius naujus rinkimus, nes frakcija yra didžiulė, žmonės puikiai suvokia, kad per naujus rinkimus didelės dalies jų neišrinks. Jie nenori tiesiog, jie yra silpni ir žmonėms baisiai nepatinka, kai kažkas ant jų varo. Tai labai nuodė gyvenimą. Užtenka parašyti Facebooką kokį komentarą, tokį kontroversišką, neigiamą ir po to ten gauni ten tiek to neigiamo kažkokio tai užkrovos, o čia tau yra Seimo narys. Tai Seimo narys, jis yra, jį gali dergti, visi kas nori. Tai yra nuoseklaus darbo rezultatas. Ta, ką norėjo konservatoriai, susistatė į savo vietas. Spaudą jie yra užvaldę.
Ir yra tik tai tam tikra pinigų suma, kad iš žmogaus, praktiškai iš Dalai Lamos galima padaryti kažkokį tai monstrą, žmogėdrą. Tik tai reikia tuo užsiimti. Ir nieks nenori būti va tokioj vietoje, nenori žmogus būti taršomas, kariamas. Bet yra labai elementaru. O konservatoriai niekada pralaimėti nemokėjo, jie daro tą tradicinę Richardo Nixono triadą, kad paskleis kažkokią nedekvačią idėją. Pirmas punktas, antras dažnai ją kartok, trečias pradėk tyčiotis iš tų, kurie prieštaraus arba kels klausimus. Jie labai pagal tą visą sistemą puikiai dirba ir vienas iš pagrindinių propagandos kriterijų yra visko jungimas į vieną klausimą. Taip? Tai ten kokie du besibučiuojantis barzdoti dėdai yra, reiškia, Laisvas žodis. Nemalonu. Taip, man yra nemalonu. Tai yra darbas Rusijai. Taip, vaikščiot su miške su kaukė. Irgi yra, jeigu tu nesutinki, tu dirbi rusams. Dabar tu nesutinki su ta kokia LRT ten ta taryba, tu vėl toliau dirbi rusams. Šitas puikiai veikia, tai yra tipinis propagandos mechanizmas ir jie tiesiog yra stipresni. Tiesiog konservatoriai, jie užvaldė kertinės pozicijas valstybėje, jie yra stipresni, o tie socdemai, jie tą valdžią gavo, nukrito tarytum iš dangaus, jie nelabai pasiruošę, pas juos nėra jokių lyderių, jokių asmenybių. Ten tas Ruginienė, Sinkevičius, juoką keliantys žmonės, čia nereikia kažkokio tai aliuzijų į Brazauską, čia apskritai. Nu ir va tie kažkaip tai bando išvengti, ten kažkokiu tokiu nemalonių pokalbių, nu ir save stato durniaus vietą paprasčiausiai. Bet jie turi dabar galimybę tyliai, tik tai balsavimo mechanizmas suveiktų ir viskas, ir sutvarkyti ir tą LRT. Ir tikrai tada, jeigu LRT taptų tikras transliuotojas visuomeninis, tai palengvėtų visiems, gal žmonės kažkiek pradėtų ją žiūrėti, nes dabar ten toks yra nuotaikos gadinimo mechanizmas, toks dezinformacijos mechanizmas, tokia buka propaganda. Galima užsimti propagandą, galima kažkaip žmonės dezinformuoti, bet daryti ne taip šlykščiai, kaip daroma dabar, su tokia kažkokia panieka amžina panieka Lietuvos žmogui. Ir didžiai daliai Lietuvos žmonių, ne tai, kad ten būtų tas jų tarpslosnis, 100 000, jie ir augina, o tie naujieji komjaunuoliai, ten tie žmonės, jie net nesupranta, už ką balsuoja. Tiesiog yra labai geras toks numesta idėja už laisvę. Cool. Visi net nesupranta, kas ta laisvė. Kad gražinti iki, dabar man atrodo, 24 metų pradžios galiojusi tą įstatymą, LRT tarybos balsavimo ir viskas, pakeisti generalinio direktoriaus nuėmimo tvarką ir viskas, tai yra smulkmena. Jau ten tie, kurie toks buvo kažkada gan protingas vyras, buvo dar pandemijos laikais, kabutėse, tai buvo Rimas Armaitis. O to dabar jau faktas, kad jisai, aš tai žinau, bet nenoriu sakyti, dėl ko jisai yra realiai dabar pardavęs savo tapatybę ten tiem visiems propagandistam, tai ten jo tokia buvo, prisimenu frazė, tai ką dabar? Jau norite, kad per LRT Skabėjevas su Solovjovu kalbėtų. Tokie absurdai. Bet nuolat tą sukant, tiem jaunuoliams, kurie nebuvo tarybiniais laikais, jie nežino, kad yra propaganda. Jie nėra susistatę tų antipropagandinių sienų, kurios truputėlį keltų tau pačiam klausimus. Juos labai lengva paveikti. Tie vaikai yra baltas lapas. Ir dar, kada ten yra tokios palengvintos sąlygos, kad į tuos mitingus tiesiai iš pamokų juos veda ir selfinasi su mokytojais. Tai čia, žinot, tokiom sąlygom tai čia yra tikrai nesunku, bet socialdemokratam dabar kartu su žemaitaitininkais ir žaliukais užtenka tiesiog praignoruoti. Jeigu būtų buvęs susiklydėm tas Ignotas Adomavičius, tai jis būtų pasilikęs ir viskas, jau dabar viskas būtų nurimę, viskas būtų užmiršta ir ten tie tokie neaiškios lyties kažkokie ten Kaupinis, Masteikaitė, kur ten nesuprasi meno žmonės, kur ten, nežinau, kai ten sukūrė meniško, jiems būtų praėjęs tas entuziazmas kažką tai daryti, net be kažkokių drastiškų priemonių, kaip ten Jurga Lago nuolat akcentuoja, kad nuimkit finansavimą ir viskas, ir labai greit baigsis viskas. Bet socialdemokratam, kad tai padaryti, čia reikia politinės valios, o tos valios nėra, jie tokie vargdieniai dabar. Kaip ir Nausėda vargdienis, vis reiškia susirūpinimą ir tiesiog matosi žmogus ieško progos kažkur tai išsižiot, nes jau tas jo žodis nieko nereiškia. Paminėjai Nausėdą, tai jisai Facebook'e nedaręs įrašo nuo 29 lapkričio.
Tai pastoviais, nu, kartais būdavo ir į dieną po 2 įrašus padaro. Dabar jau 20 dienų vyksta šitie procesai, nebėra, prieš tai išjungia komentarus pas save, dabar neberašo į Facebooką, nes ten subėga žmonės ir talžiai, kaip tą, kur statė tą, kaip tas minkštakūnis, kur ten nuo vėjo lingo. Pilvakojus. Ai, pilvakojus. Pilvakojus. Ne, turiu omeny įtampos tam laiko. Bestubūrį politiką Viktoras turėjo omeny Briuselyje, jį nuvežė. Tai kas ten jį nuvežė, nenuvežė, bet pripūtė ir pastatė prie viešbučio, kur Nausėda apsigyveno Briuselyje. Čia dabar nuvažiavęs į tą Europos vadovų tarybą. Tai tą bestubūrį žmogeliuką, kuris vėjyje plaikstosi, tenai pripūstas. Vilniui turėjo jie. Nu ir Vilniui buvo, ir Briuselį. Tai bet žiūrėkit, jie sugeba va šitos dalykus padaryti. Sakai, Vytautai, neturi politinės valios. Socialdemokratų partija, va dabar specialiai pasižiūrėjau, narių skaičiumi didesnė už tos konservatorius. Nu, aišku, skaičius ne pats didžiausias rodiklis, bet visi organizaciniai svertai yra šitos partijos rankos. Skyriai kiekviena miestelėje, tas pats su ta Nemuno aušra, tie patys valstiečiai. Aš jau nežinau, gal praeitoj laidoj klausiau jūsų, kur yra šitų, reiškia, valdančiųjų mitingas. Palaikantis valdančiąją daugumą, palaikantis šitų LRT pataisų reikalingumą. Nėra šito dalyko. Tai dabar, gerai, mes čia sėdim, mes analizuojam. Jūs ir organizuokit. Ne, aš ne valdančioji dauguma, aš keliu klausimą, ar valdančioji dauguma iš tikrųjų yra tie geriečiai, kurie čia bando kažką dabar va šitą sistemą supuvusią pakeisti. Ojojoj, koks kritiškas Alvis Mozeris. Prašau daryti kažką par pliurpimo to. Aš ne valdančioji dauguma. Tai jeigu padarys, aš ateisiu. Pas juos yra organizacinis resursas, administracinis resursas. Jie šito nedaro. Ir čia labai rimtas klausimas, čia ne šiaip sau. Mes galim papezėti, pašnekėti, kad ten silpna politinė valia, bet ta silpna politinė valia yra iš kur? Gal jinai tyčia yra sąmoninga tokia pozicija yra užimta. Šitie protestuojantieji, valdantieji, vadinkime. Ir dabar mes, kai diskutuojam, Robertai, atsiprašau, dar vienas sakinys, mes, kai čia diskutuojam, žmonės mūsų klausosi, mūsų žiūrovai, tai mes čia bandom, analizuojam, kažkokių priežasčių ieškom ir taip toliau, keliam klausimus, diskutuojam. O dabar statistinis vidutinis lietuvaitis, kaip jisai visus šitos procesus mato? Jisai mato, visa Lietuva palaiko šitos laužo degį. Tik žiūrėk, iš kiekvieno televizoriaus, kiekvieno bet kur, ką jis, visur tik tai apie tai ir kalba. Nu tai jeigu taip yra, tai vadinasi tikrai tą laisvą žodį puola. Nu, Alvi, tai kam tada, kodėl socialdemokratai sudaro tokią regimybę, kodėl leidžia tokiam naratyvui skleistis? Rašinėja ten ir kiti. Tai va todėl jie ir nori pakeisti tą LRT, kad jie galėtų išsižioti, kad jie galėtų išeiti į viešumą, nes dabar vis yra viena nuomonė, visur yra viena nuomonė, viskas kitos nuomonės nėra. Aš ne apie tą Vytautą kalbu. Aš kalbu, kodėl jie neparodo, kad yra visuomenės dalis ir jinai yra didesnė, galingesnė, kuri sako, kad reikia šitų pataisų. O kaip jie parodys, neturėdami... O tai aš sakau, tai jeigu šitie sugeba pakviesti tuos laužos degį, kodėl jie mūsų nepakviečia, kodėl jie savo rinkėjo nemobilizuoja ir nesako, išeikite, mus palaikykit. Ar jie per Facebooką pakvies? Jeigu jie nei vienas nenori... Vytautai nusišnekė dabar tikrai. Ruginienė sakė atsistatydinti, lygiai taip pat galėjo sakyti, o jūs susirinkit. Nes oponentai tai tuom naudojasi, jie rašo, pažiūrėkit, nes kažkas iš tos demų vienas kitas išlenda, kaip sako, kas čia vyksta, mes čia gal ne taip. Va, matot, jau jie patys iš jų atsiranda žmonių, sako, kurie nepritarė savo partijos veiksmams. Ir lygiai taip pat ant Nausėdos varo, nes sako, tyli, reiškia, pritarė tiems. Tai šitie į visas pusės muša, kaip sakant, į vienus vartus muša, o šitie nesigina. Klausykit, žiūrėkit. Kažkas turi būti pirmas, kuris to užsiimtų, kuris tą padarytų, imtųsi iniciatyvos, kažkas turi pakelt balsą. Pirmiausiai, tai neįmanoma, neturint nacionalinio transliuoto. Kaip neįmanoma? Žiūrėkit, aš nebegaliu. O kaip įmanoma? Žiūrėk, šeimų maršas pavyzdys. Su kokiais resursais mes padarėm tokio dydžio mitingą, be jokių LRT, be nieko.
Nu, tai va, užtat buvo labai gera idėja. O kokia dabar idėja buvo? Tai idėja Už partiją. paprasčiausiai, tai čia labai už tą patį laisvą žodį tu gali viską apversti, kitaip sakyti, šitie yra uzurpavę. Tai galima, sakau, mane pasikviestų, aš tikrai pakonsultuočiau, kaip daromi mitingai, ant kokios idėjos, kur, kada, kokiu laiku, kaip žmonės kviesti. Aš turiu didžiulę patirtį tame. Bet, kaip Alvis sako, nu ten visiškai yra, va tiesiai šviesiai, bailių šaika, kurie bijo išeiti ir tikrai pastovėti už tą tikrą laisvą žodį. Nes šitie... Kažkas turi būti pirmas. Kažkas turi būti pirmas. Ir tas žmogus, kuris iš jos pirmas, antras, juos taip apšiks ir ne tik... Tai kas? Tai kas? Blemba, tai kam jie sėdi valdančioji daugumoje? O tai dabar vis tik apšika. Palaukit, vyrai, tai kam jie sėdi valdančioji daugumoje? Jeigu jie bijo pasakyti savo rinkėjui, jie sėdi valdančioji, valdo valstybę, bet jie bijo savo rinkėjui pasakyti. Išeikit žmonės, palaikykit, va šitie tikrai puola laisvą žodį, palaikykit mūsų idėjas, mūsų siūlymus. Jie šitą bijo pasakyti. Dabar anie valdo informacinį lauką, anie Nu ir valdo kas? tai pasakyti. Pasakys, kad taigi jis yra prieš laisvę, jis yra raudonas, jis dirba rusam ir taip gerai įstuks. Tai ar taip sako? Vytautai, nesutinku su tavo argumentais, ar taip jiems šitą dalyką sako. Taip. Jiemsgi sako, kad jie dirba, kad jie ruošiasi čia tą atvesti ir taip toliau. O jų neveikimas, jų pasyvumas, vat sakei, Vytautai, tu būsi pasyvus. Tai dabar apie socialdemokratų ir aušriečių pasyvumą. Vat jų pasyvumas ir nieko nedarimas, išskyrus, va jiems snukius daužo, o jie sėdi ir tiesiog leidžiasi būti daužomi. Tai yra bailiai. Tai tada man tokių bailių nereikia. Man tada, jeigu tai yra bailiai, tai čia yra viena istorija, bet jeigu jie taip elgiasi tyčia sąmoningai, kad sudaryti regimybę tokią, kad, supranti, mes jau turim, tas Seimas turi skirstytis, jeigu iš jo nieko nėra. Dabar jau net aš pradedu galvoti, kad šitas Seimas tikrai turi skirstytis ir turėtų vykti pirmalaikiai rinkimai, nes nafik tokia valdančioji dauguma man reikalinga, kuriai subinę spardo, o jie tyli ir jie sako, mes nieko negalim padaryti, mes bijom... Kokią alternatyvą? Prašau, dėstykit. Tai aš pasakiau alternatyvą. Na kokia? Ką dabar galėtų išrinkti? Kita užpakalio žanda. Man neįdomu, ką galėtų išrinkti, man neįdomu yra šita valdančioji dauguma. Taip, tai reikia bent jau dar vieną ėjimą numatyti, ką išrinks, o ne tik tai, kad man irgi nepatinka. O Jėzau, tai man jie ten iš vis kažkokie grybai. Bet tai kas alternatyva? Ar formuojasi kažkokia galinga opozicinė jėga? Mes biškai nukreipsim. Ne apie tai, Vytautai, ne apie tai kalba formuojasi, kas nesiformuoja. Kalba apie tai mes dabar kalbam. Ar šita valdančioji dauguma yra geriečiai, kurie nori nugalėti drakoną ir išlaisvinti žmonės? Ar yra tik tai vaidmenį tokį prisijėmę, geriečių vaidmenį, kurie nori išlaisvinti? O realiai dirba tiem patiem konservatoriam, tam, kad ir nustumti visą šitą laivą į tuos priešlaikinius rinkimus.